Sveiki. Atvykę. Mes esam fermentuoti failai. Ir aš kartais Karolis. Ir aš Rugilė. Rugilė ikona. Ikona Rugilė. Kam reikia, tas žino. Kam reikia, tas žino. Pažiūrėjau na dieną, kad visgi pritaikai šiam 9%, kaip ir prašyta buvo. Tai aišku. Gerai. Kam reikia, tas žino iki kovo 11 dar. Taip, kodas ikona Rugilė arba Rugilė ikona, nieks iki gal nežino koks. Tai sveiki atvykę į 57 epizodą. Kuriame Karolis pasakos apie jo. Yeah. Kuriame Karolis pasakos apie zombius. Jo. Zombių konspiracija. Grinai visą šitą prasme. Grinai. Tai žodžiu, Karolis ruošiasi kelionį ilgai, tai neturi laiko, tai šiandien nedarysim ten jokių ilgų, žinai, tų prieš įrašinėjimo pokalbičiųjų. Kodėl ne? Aš turiu dar 2 valandas. Nu tai gerai, žiūrėk. Ar matei, kad Jimą Carrey pakeitė? Oh my god, taip. Bet tai gerai, o kokia tavo teorija? Ar kad jį pakeitė, ar kad jisai pats pasikeitė? Nu, aš žinok, žiūriu tas, ir man labai keista, nes, nu, tipo, jisai visą laiką buvo tas, kur ten kalba prieš visą Hollywoodą ir taip toliau, žinai. Yeah. Ir tas, nu, tipo, nesiriša man su tuo, kad jisai tada darytų full ten, tipo, face makeover, žinai, nu, tipo, plastinės chirurgijos ir ten injekcijų pagalba. Aš matau, kad tai galėtų būti jisai, tipo, tiesiog subočintas, bet turint omeny, kiek mes apie jį žinom, kaip jisai elgiasi ir kalba, tai man taip labai, nu, tipo, nesiriša su ta jo asmenybė, tai, kad jisai, žinai, prisoperavo. Ką tu galvoji? Iš dalies aš irgi galiu matyti, kad tiesiog labai blogas botokso darbas, žinai, ar whatever. Nu, bet labai blogas. Yeah. Iš kitos pusės, ką nemažai mačiau, tai ten, tipo, visi kelia teorijas, kad, nu, tipo, it's not the same akis. Nu, tipo, veidas taip labai panašus. Mačiau. Bet, tipo, jo akis yra rudos ir netgi su flashu jos tokios tipo, nu, turi žalsvumą, kai ten fotografuoja su flashu, yra senų nuotraukų į žalumo pusę, bet jos vis tiek tamsios tokios, žinai, nu, tipo, oficialiai hazel, man atrodo, tipo, spalvos. O dabar šitam naujausiose kadruose jisai, nu, tokiom šviesiai, ganėtinai žaliom akim, kas yra visiškai, nu, tipo, ne jo dalykas, Tai nežinau, keistas ir tas, nu, ta maniera, kinda ir jo, kai buvo interviu, tipo, nu, nežiūrėjau šito viso interviu, kur ten ant kilimo, žinai, kalbina po visko. Bet toks, nežinau, man atrodo, aš labai kažkaip primiršęs, bet man atrodo, jis nelabai linkęs duoti interviu ir jis toks gana būna rezervuotas, pavadinkim, kiek aš pamenu. O čia toksai, tipo, žinai, socialinis drugelis visas. Tai nežinau. Jo, bet taip. Nu, nežinau. Darysim tikrai, manau, epizodą apie visus šitos pakeistus celebričius, tokias Selenos Gomez ir taip toliau ir išsiaiškinsim. Jo, paaiškinsim jiem, kaip yra iš tikrųjų. Ir kas čia ką nužudė, ar kas čia ką paslėpė, žinai. Ir tada dar tose epizodose mes patys jau būsim. Tiksliau, po to epizodo mes būsim pakeisti. Tikiuosi, kad pakeisi kokius fit, žinai. Aš irgi tikiuosi kažką, kad į geresnę versiją tokią. Jo. Ką nors, kad castinsi iš Too Hot to Handle, žinai. Negalimas, nu, tada bus labai jau nepanašu, žinai. Nu, bet tokias, tipo, jas supaintos mūsų versijas, tai gal rastų kažkur. Nu, tai, tipo, žinai, padarytų pertrauką, ale turim, žinai, kūrybinę pertrauką. Ir tada grįžtam ir staiga ten six-packai, whatever, žinai, ir sėdim visą laiką shirtless. Ir... Nu, tai aš taip ir pati planuoju six-pack turėti, gerai, tai. Gerai, tai lauksim, kada sėdėsi shirtless. Aš shirtless braless. Labai planuoju. Ne, limituoju. Tikimybės. Aš realistiškas esu, žinai, ar aš noriu neturėti pilvo, taip.
Bet sixpackas, nu, nėra lengva turėti sixpacką ir aš nežinau, kiek aš esu linkęs atsisakyti kokios nors ten va spurgytės ar ką ten, kur tu sakei, ar ten kokios nors picytės, žinai. Nu, bet tau vis tiek netrukdavo praėjusiam epizodą praktiškai apsinuoginęs buvai sekundėliai. Ties 12 minutę. Hei, ne pirmas kartas, yra buvę ir per trumpų šortų ir... Tai aš kaip... Yra buvę ir Patreone, man atrodo, kažkas, bet ten buvo uždengta kažkaip, ten prizuminau ar something, kad Jo. Su šitą maikę, tarp kitko, buvau, tai nekilnosiu rankų šiandien. Aš kaip tik aną dieną, kai sakiau, kad čia prieš porą savaičių ėjau per visus mūsų epizodus, tai prisiminiau, kad mesgi net neišleidom pirmo šito naujo sezono epizodą dėl to, kad ten irgi buvo nepriderama darbui. Ten, man atrodo, mano šortai buvo žiauriai trumpi, ar ten tau kažkas buvo, bet irgi buvo, kad mes net neišleidom epizodą, nes buvo nepadaru. Sako, jis sėdėdama turbūt su tais pačiais šortais, nors gal. Oh my god. Nu, aš dar su kelnėm, bet jau nuo kitos savaitės irgi planuoju nepadoriai trumpų šortus dėvėti. Su Daisy Rėkšabudu. Atsiprašau iš karto už per daug kūno rodymą. Ne, tai ten atsiprašinė. Yra kam pradės augt Patreonai. Gal switchinsim tada į OnlyFans tiesiog? Jo, tai tikrai. Gerai, važiuojam į epizodą, nes čia, žinai, juokas prieš ašaras, man atrodo, šitas yra mūsų juokas. Nu. Neatsimenu, kur skriptą pasidėjau. Bet jo, tai manau, kad jau laikas yra važiuoti į epizodą ir jo. Sorry, užmigau prieš. Dar net neprasidėjo epizodas, jau miegi. Aš tokius pažinsiu, aš tiesiog išsijuodavau, nes galvojau vėl apie tas bulkutes, kur šiandien jau pirkti. Norės tokį chokehold ant manęs turi. Wow. Nu, paragausiu, pamatysi, ta prasme, amazing shit. Gal kiek neįprastai prieš važiuojant epizodą pradėkime nuo gaiduko įspėjimų. Ir šį kartą mes detaliai ir be užuolankų kalbėsime apie masinės žudynės, psichologinį kulto narių kankinimą, vaikų mirtis ir kraštutinį fizinį smurtą, įskaitant smaugimą, badymą peiliais ir ėdžių cheminių medžiagų naudojimą kūnams naikinti. Čia taip pat bus plačiai aptariamas finansinis išnaudojimas, piktnaudžiavimas autoritetu ir živ AIDS krizės naudojimas kaip manipulacijos įrankis. Jei šiuo metu nesate pasirengę susidurti su tokia informacija, klausykite atsakingai. Norėjau sakyti toks vigiliškas epizodas, bet tu pakėlei į naują lygmenį. Nėra buvę dar tiek įspėjimų. Turbūt, jo, šiaip. Dabar jau, sakysim, karališkas epizodas, kai bus žaskesni tokie. Dabar bus kova tarp mūsų, žinai, kuris padarys žaskesnį epizodą. Karalienė buvo nukarūnuota taip sklandžiai vienu, žinai. Ne, man atrodo, ten turi pasiruošus irgi neblogų epizodų, kur nukarūnuos ir šitą dalyką. Nu, tai ką? Tai išaušo 2000 metų kovo 17 rytas. Atokiame pietvakarių Ugandos rajone, Kanungu, pirmiausiai kaimo gyventojai vietiniai pastebi dūmus, kurie kyla iš religinės sektos pasivadinusios Dievo 10 įsakymų atkūrimo judėjimu. Iš jų stovyklos kilo tirštas juodas stulpas ir tai nėra ploni, kvepiantis maisto ruošimo laužo dūmai ar kažkokie tai blyškus degančių cukranendrių laukų šleifai.
Šie dūmai yra tankus, riebus, tamsus ir kažkuo net pažįstami klaidingi. Kaimo žmonės, kurie išgyvenę karą, skerdynės ir ištisas kartas mirčių, instinktyviai iki kaulų smegenų atpažįsta šį kvapą. Tai degančių žmonių kūnų dvokas. Kai atvyksta pirmieji policijos pareigūnai, pagrindinis stovyklos bažnyčios pastatas tėra tuščias kiautas, purvo sienos dar stovi, bet medinis stogas ir durų staktos visiškai prarytos ugnies. Tai, kas yra viduje, sunku nupasakoti žodžiais. Šimtų žmonių apaglėję palaikai sugrūsti taip tankiai, kad vėliau teismo medicinos ekspertai nesugebės atskirti, kur baigėsi vienas kūnas ir prasideda kitas. Pelenuose guli vaikai, 10 vaikų, smulkus kaulai susimaišę su suaugusiųjų palaikais pajuodusiuose griuvėsiuose. Tyrėjai greitai pastebi, kad durys buvo užkaltos iš lauko pusės, langai užkalti lentomis, niekas buvęs viduje neturėjo jokio kelio išsigelbėti. Pirminė prielaida per kelias valandas apskriejusi visą pasaulį buvo ta, kad tai masinė savižudybė. Ir greitai bei lengvai atsirado palyginimai su Johnstownu ar Dangaus vartais, kuriuos mes aptarėm vienam iš pirmų epizodų. Fanatiškas kultas, apokaliptiniai įsitikinimai, sekėjai, kurie kartu pasirinko mirti, tai buvo tragedija, skelbė valdžios atstovai. Kolektyvinė beprotybė, baisi savanoriška pabaiga. Bet jie klydo. Tai, kas įvyko Kanungu, nebuvo savižudybė, tai buvo žmogžudystė, sisteminga, iš anksto suplanuota ir gniaužianti kvapą savo mastu. O gaisras bažnyčioje, kad ir koks siaubingas, tai buvo paskutinis veiksmas. Tikrosios žudynės vyko jau ištisus mėnesius, bet tam, kad visą tai suprastume, pagal geriausias rugilės praktikas turime grįžti atgal. Tai toks lengvas apšilimai, žinai. Toks labai, matau jau, pradėjom taip silpnai, žinai, taip lengvai, o čia deginti žmogučiai. Jo, toks. Na, tai žodžiu, skanaus. Skanaus, kas valgo dabar. Skanaus valgantiems. Maistas nepridegęs. Tai 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ir visą 10-ąjį dešimtmetį Uganda buvo šalis, kurią slėgė viena po kito sekančios ir vieną kitą stiprinančios katastrofos. Tai nebuvo viena ar dvi nelaimės, tai buvo ištisa griūtis, kurios kiekvienas etapas vis labiau ardė socialinį audinį, paruošdamas dirvą kitam smūgiui. Pradėkime, pavyzdžiui, nuo politinio smurto. Idi Aminas valdė Ugandą 8-ame dešimtmetyje taip žiauriai ir savavališkai, kad istorikai iki šiol ginčiasi dėl aukų skaičiaus. Vertinimai svyruoja nuo 100 iki 500 tūkstančių žmonių nužudytų jo valdymo metais. Jo, toks. Nice. Buvo sunaikintos ištisos. Taip. Duoda, kad galėtų varžytis su Pakistanu šiuo metu. Aha. Jo. Tai buvo sunaikintos ištisos profesionalų klasės, ekonomika sužlugdyta, etninės ir genčių bendruomenės buvo nukreiptos viena prieš kitą. Kai 1979 metais Aminas pagaliau buvo nuverstas, ugandiečiai nesulaukė taikos, nes į valdžią grįžo Miltonas Obote, kurio valdymo metais prasidėjo Ugandos krūmynų karas. Tai žiaurus vidinis konfliktas, kurio metu Yoweri Museveni sukilėlių pajėgos kovojo su nacionalinė kariuomenė didžiojoje šalies dalyje. Luvero trikampis, regionas į šiaurę nuo Kampalos, buvo beveik visiškai ištuštintas, pakelėse mėtėsi kaukolės, kaimo vietovės buvo nusėtos masinėmis kapavietėmis. Kai 1986 metais Museveni nacionalinio pasipriešinimo armija paėmė valdžią, Uganda jau maždaug 2 dešimtmečius gyveno nuolatinio valstybės remiamo masinio smurto sąlygomis. Ir galima pagalvoti, ką tai daro visuomenės požiūriui į autoritetą, į stabilumą, į pačią ateitį, kai vyriausybė visą kartą praleidžia arba žudydama jūs, arba nesugebėdama apsaugoti nuo tų, kurie nori jūs žudyti, jūs nustojate tikėti valstybės išsigelbėjimu. Nustojate visiškai pasitikėti pasaulietinėmis institucijomis ir pradedate ieškoti pagalbos kitur. Romos katalikų bažnyčia, istoriškai buvusi socialinio stabilumo ramsčių Ugandoje, tuo pat metu išgyveno savo pačios legitumo krizę, laikoma pernelyg artimai įvairiems politiniams režimams, nesugebanti tinkamai reaguoti į kaimo parapijiečių kančias ir kovojanti su teologiniais sukrėtimais po Vatikano antrojo susirinkimo reformų, kurios modernizavo liturgiją taip, kad atitolino giliai tradicinius tikinčiuosius, institucinė bažnyčia kaimo vietovėse sparčiai prarado autoritetą.
Šią tuštumą užpildė vietiniai pranašai, aiškiaregiai ir mistikai, teigiantys turintys tiesioginį niekieno netarpininkaujamą ryšį su dieviškumu. Didžiųjų ežerų regionas patyrė tai, ką mokslininkai pavadino mergelės Marijos apsireiškimų epidemiją. Vizijas, kuriuose mergelė Marija pasirodydavo paprastiems, atskirtiems žmonėms su skubiomis žiniomis žmonijai. Kai kurie iš šių judėjimų buvo gana nekenksmingi, kiti anaiptol. Nu ir lyg būtų negana, tuomet smogė AIDS. živ AIDS pandemija užklupo Ugandą tokiu nuožmumu, kokį išoriniam pasauliui buvo sunku iki galo suvokti. 9-ojo dešimtmečio pradžioje paslaptinga kūną sekinanti liga pradėjo žudyti jaunus suaugusiuosius Viktorijos ežero pakrančių žvejų bendruomenėse. Jie pavadino tai slim, lietuviškai lieknumu. Per 10-metį liga išplito po visą šalį. Ištisuose kaimuose vienas po kito mirė darbingo amžiaus žmonės. Milijonai vaikų tapo našlaičiais. Seneliai laidojo savo vaikus, o vėliau ir anūkus. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Ugandoje buvo vienas aukščiausių živ infekcijos rodiklių pasaulyje. Kai kuriuose bendruomenėse buvo užsikrėtę dauguma suaugusiųjų. Neturėdami mokslinių žinių apie virusą ir nesant prieinamos sveikatos priežiūros infrastruktūros ir efektyvaus gydymo, kaimo ugandiečiai atsigręžė į teologinius paaiškinimus, kurie geriausiai atspindėjo jų patirtį. AIDS epidemija buvo suvokiama kaip dieviškoji bausmė. Tai buvo Dievo atpildas už seksualinę moralumą, už alkoholį, už senųjų tradicijų apleidimą. Ir jei AIDS bausmė už nuodėmę, tai logiškas ginklas prieš ją, logiškas išgyvenimo mechanizmas buvo teisumas. Griežtas, bekompromisis, visiškas teisumas. Ir į tokį pasaulį gimė pirmoji mūsų viso šito veiksmo veikėja, tai yra Kredonija Mverinde. Ir šį pasaulį ji išmoko išnaudoti savo, ko ne velnišku tikslumu. Ji gimė 1952 m. Liepos 30 d. Bugaramos kaime. Kas? Aš kad liūtas. Entungamo rajone kataliko ūkininko Paulo Kašakų šeimoje. Jos ankstyvasis gyvenimas buvo sunkus. Skurdas, nestabilumas ir įprastas sekinantis Ugandos kaimo vargas politinių neramumų fone. Jos asmeninė istorija, vertinant pagal konservatyvius Ugandos standartus, buvo giliai stigmatizuota. Ji buvo ištekėjusi 3 kartus. Pirmas vyras mirė netrukus po dukters gimimo, mirties priežastis nežinoma. Antrasis vyras taip pat mirė nuo paslaptingos ligos, kurią atsižvelgiant į laiką ir vietą šiuolaikiniai analitikai laiko susijusią su AIDS. Trečioji santuoka su pasiturinčiu vyru Eriku Mazima buvo audringa ir žlugo 1984 metais. Prieš savo religinį atgimimą Verinde dirbo pardavėja ir gamino bananų alų. Egzistuoja pasakojimų, kad ji taip pat vertėsi prostitucija, nors vėliau šią detalę jos kritikai naudojo kaip ginklą, todėl jos tikrumas nėra visiškai aiškus. Esmė tokia, 9-ojo dešimtmečio viduryje Kredonija buvo moteris perkopusi 30-metį, gyvenanti giliai patriarchalinėje visuomenėje, 2 kartus tapusi našliai tartinomis aplinkybėmis, patyrusi 3 santuokos griūtį ir valdanti smulkų verslą. Ji neturėjo jokio teologinio išsilavinimo, jokio socialinio kapitalo, jokio akivaizdaus kelio į tokią įtaką ir kontrolę, kokią ji netrukus įgis. Ir tada viskas pasikeitė 1989 metais. Tiksliau, mūsų herojė nusprendė, kad viskas pasikeis. Istorija, kurią jį pasakojo ir ant kurios jį pastatė visą savo judėjimą, skambėjo taip. Jos tėvas Paulas Kašakus sukvietė ją ir jos dukterėčią Uršulę Komuhangi ir nurodė joms priimti mergelės Marijos vizijas. Tai nebuvo švelnų, šviesus tradicinės katalikų mistikos apsireiškimai. Verindės mergelė Marija buvo reikli, įsiutusi, apokaliptiška. Žinia buvo nedviprasmiška. Pasaulis atmetė 10 Dievo įsakymų. Žmonija skęsta nuodėmėse, seksualinėme moralume, alkoholyje, nepaklusnume.
Ir jei žmonės nedelsant ir besąlygiškai negrįž prie griežto be kompromiso Dievo įstatymų laikymosi, pasaulis baigsis greitai ugnyje. Verindė suprato vieną esminį to meto aspektą. Jis suprato, kad AIDS epidemija jau įtikino daugybę kaimo ugandiečių, jog dieviškoji bausmė nėra metafora, ji biologinė, ji vyksta dabar, tu gali matyti, kaip ji pasiglemžia tavo kaimynus ir vaikus. Ir vienintelis klausimas yra tas, ar esi pakankamai teisus, kad tai išgyventum. Ji nekūrė teologijos iš nieko, ji perpakavo jau egzistuojančią baimę, suteikė jai veidą, mergelės Marijos veidą ir pasiūlė sprendimą – sekite manimi. Tačiau ji nebuvo tik vizionierė, ji buvo ir pragmatikė. Ji žinojo, kad turi problemą. Patriarchalinėje visuomenėje ji buvo moteris su skandalinga praeitimi. Ji negalėjo viena sukurti institucinės bažnyčios. Jai reikėjo kažko, geriausia kažko su pinigais, su žeme, su politiniais ryšiais ir patriarchaliniu garbingumu. Jai reikėjo frontmeno, taip sakant. Ir ji rado tiksliai tai, ko ieškojo. Josephą Kipveterę. Gimęs 1936 metais, Kipveterė atstovavo viskam, ko Verindė nebuvo, bent jau iš pažiūros. Jis buvo turtingas, stambus žemvaldys, išsilavinęs ir turintis politinių ryšių. 80-ame dešimtmetyje jis buvo iškilus katalikų pagrindų susikūrusios demokratų partijos narys ir netgi užėmė pareigas vyriausybės viešųjų darbų komisijoje Idi Amino valdymo laikais. Jis buvo pamaldus katalikų pasaulietis pamokslininkas, žinomas ir gerbiamas savo bendruomenėje. Visais tradiciniais metais jis buvo gerbiamas žmogus. Tačiau 89 metais ta pagarba buvo dingusi. Ido Amino žlugimas nusinešė ir Kipveterės politinę karjerą. Jo turtai ištirpo, jo viešoji įtaka išgaravo. Tai buvo žmogus, kuris ragavo tikros galios, politinės, ekonominės, socialinės svarbos. Ir tada iš jo tai buvo atimta. Sociologai tokiai psichologiniai žaizdai apibūdinti turi terminą socialinio statuso deprivacija. Tai vienas patikimiausių rodiklių leidžiančių nuspėti polinkį į autoritarinius pasaulio pabaigas skelbiančius judėjimus. Kipveterė neieškojo išgelbėjimo nuo nuodėmių, jis ieškojo būdo vėl tapti svarbiu. Verindė kreipėsi jį tiesiai. Jos papasakota istorija buvo beveik komiškai tobulai pritaikyta jo poreikiams. Mergelė Marija, paaiškino ji, pasirodė jai ir davė konkrečius nurodymus. Ji turi surasti Josephą Kipveterę ir paprašyti jo priimti ją į savo namus, kad padėtų vykdyti dieviškąją misiją. Dangus asmeniškai jį pasirinko, Dievas turėjo planą būtent jam. Kipveterė, kuris teigia pats patiriantis asmeninės mergelės Marijos vizijas nuo 1984 metų, buvo sužavėtas. Jis priėmė Verindę į savo namus ir į savo gyvenimą. Tai, kas sekė po to, buvo vadovėlinis organizacinės simbiozės pavyzdys kultūrinėse struktūrose. Verindė atsinešė gryną charizmatinę jėgą, vizijas, teologinę ugnį, psichologinę manipuliaciją ir absoliutų įsitikinimą, kad per ją kalba Dievas. Kipveterė atsinešė visą kitą – žemę, pinigus ir patriarchalinį legitimumą, kuris leido judėjimui priartėti prie pagrindinės srovės katalikų, nesukeliant neatidėliotinų įtarimų. Jis tapo viešuoju veidu, vyriausiojo apaštalu, institucinio autoriteto figūra. Ji tapo, kabutėse, programuotoja, taip ją vadino jo sekėjai, ideologinė architektė, moteris už uždangos. Ieškodamas prarasto statuso, Kipveterė gavo tiksliai to, ko jam reikėjo. Judėjime, kuris teigia turintis tiesioginį ryšį su mergelė Marija, jis atgavo ne tik socialinę, bet ir dieviškąją padėtį. Jis nebebuvo žlugęs politikas, jis buvo Dievo įrankis. Tačiau net ir veikdami kartu jie susidūrė su patikimumo problema tarp išsilavinusių katalikų. Šią problemą įsprendė tai, ką galima pavadinti strateginiu perversmu, išventintų Romos katalikų kunigų pereimas į jų pusę. Ir svarbiausias iš šių dezertyrų buvo tėvas Dominikas Kataribabo. Kataribabo nebuvo kažkoks patiklus kaimo pamokslininkas, jis buvo dominikonų kunigas, turintis religijos mokslų magistro laipsnį iš Loyola Marymount universiteto Los Andžele.
Jis buvo įgijęs išsilavinimą Jungtinėse valstijose ir puikiai suprato katalikų teologinę akademinių lygmenių. Kai tėvas Dominikas Kataribabo viešai patvirtino Kredonijos Verindės vizijas, poveikis kaimo tikintiesiems buvo milžiniškas. Reikia suprasti, kokį socialinį svorį išventintas kunigas turėjo giliai katalikiškoje Ugandos bendruomenėje. Jis buvo ne tik religinė figūra, bet ir sielos daktaras, apmokytas svarbiausių dvasinių dalykų ekspertas. Jei tėvas Kataribabo sakė, kad per šią moterį kalba mergelė Marija, tai buvo toks argumentas, kurio joks skepticizmas negalėjo lengvai paneigti. Na ir 90-mečio pradžioje Kataribabo kartu ir su kitais prisijungusiais kunigais, įskaitant Josefą Kasapurari ir Džoną Kamagarą, buvo oficialiai atskirti nuo Romos katalikų bažnyčios už atsisakymą paklusti vietos vyskupo valdžiai. Tačiau tuo metu jie jau buvo atlikę savo paskirtį, judėjimas įgijo teologinį legitimumą, ekskomunikacija jai ir padarė kokį poveikį, tai tik sustiprino jų kuriamą naratyvą. Tradicinė bažnyčia buvo korumpuota, modernizuota ir puolusi. Šie drąsūs ištikimi kunigai pasirinko Dievo įstatymą, o ne nuodėmingų žmonių hierarchiją. Persekiojimas tik įrodė judėjimo teisumą. Kataribabo tapo pagrindiniu judėjimo teologu. Jis susistemino doktriną, formalizavo sinkretinę liturgiją ir tarnavo kaip organizacijos logistinis bei administracinis stuburas. Taip pat jis, kaip vėliau įrodė teismo medicinos ekspertizė, buvo tiesiogiai ir materialiai susijęs su žmogžudystėmis. Tai teologija, kurią sukūrė Verindė Kibveterė ir Kataribabo, buvo nuostabi hipertradicinės katalikybės, vietinių senųjų dvasinių tradicijų ir grynos autoritarinės socialinės kontrolės paslėptos po religinę praktiką sintezė. Pamatinis judėjimo tekstas buvo knygelė, cituoju, laikui atitinkanti žinia iš dangaus, dabartinio laiko pabaiga. Šis dokumentas iš esmės buvo iškeltas aukščiau už pačią Bibliją. Nariai privalėjo jį perskaityti nuo pradžios iki galo mažiausiai 6 kartus, studijuodami, kol doktrinos bus visiškai įsisavintos. Jos turinys buvo totalitarinis, išgelbėjimą galima pasiekti tik visiškai be jokių kompromisų laikantis 10 Dievo įsakymų. AIDS epidemija buvo aiškiai įvardyta kaip dieviškoji bausmė už seksualinį amoralumą ir alkoholio vartojimą. Biologinė katastrofa buvo paversta dvasiniu mandatu. Katės ir šunys buvo apibūdinti kaip demoniški gyvūnai, kurių reikia vengti. Trumpi sijonai ir kelnės moterims buvo griežtai uždrausti. Įvairios Ugandos politinės ir socialinės nelaimės buvo apibūdinamos kaip iš prigimties šėtoniškos. Tačiau mokslininkams judėjimo teologija labiausiai krito į akis tai, kaip jis sujungė katalikiškąją mergelės Marijos garbinimą su iki kolonijinėmis vietinėmis dvasinėmis tradicijomis, būdingomis didžiųjų ežerų regionai. Antropologas Richardas Vokesas įtikinamai argumentavo, kad Verindės mergelės Marijos versija iš esmės pasisavino ir pakeitė senovinės Niebingi dvasios funkcinį vaidmenį. Tai yra vietinės atgamtinės jėgos, kurią regiono bendruomenės istoriškai šaukdavosi siekdamos atremti nelaimės, užtikrinti žemės derlingumą ir išgyventi egzistencinės krizes. Judėjimo doktrinoje mergelė Marija tapo ne švelnia, pasyvia užtarėja, kokia ji yra tradicinėje katalikybėje, bet aktyvia, nuožmiai įsikišančia valdingai reikliąją esybę. Dievybė, kuri diktavo išgyvenimo sąlygas, organizavo bausmes ir kurią pasiekti buvo galima tik per pačią Verindę. Tai nebuvo atsitiktinumas, tai buvo sinkretinės religinės inžinerijos šedevras. Verindė sukūrė teologinę figūrą, kuri Ugandos katalikams buvo ir pažįstama, ir kartu rezonuojanti su daug senesniais, gilesniais dvasiniais modeliais, įsišaknijusiais regiono kultūroje. Ji davė savo sekėjams Mariją, kurią jie jau pažinojo tam tikrame protėvių lygmenyje savo kauluose. Norėdami sustiprinti savo kaip vienintelio žmogiško kanalo į šią dievišką figūrą statusą, Verindė sukūrė vieną teatrališkiausių ir manipuliacinių įrankių religinio sukčiavimo istorijoje. Paslėptą mechanizmą, kurį ji vadino telefonu mergeliai Marijai.
Tai buvo paslėpta dėžutė, tikslios techninės detalės lieka neaiškios, per kurią ji neva gaudavo garso nurodymus iš dangaus realiuoju laiku. Savo Per savo Zoomą sekėjų Zoomą su Dievu, su Marija. Palauk, Marija, jūs unmute, man atrodo. Negirdžiu nieko. Marija trukinėja ryšys truputėlį, man atrodo, internetas Išsijunkit pasižiūrėjo. kamerą. Sorry, Džiauri prajuokino telefoną su dangum. Tai Verindė savo sekėjų akivaizdoje konsultuodavosi su dėžute, iškilmingų veidų klausydavosi nurodymų, kurių niekas kitas negirdėjo, nes akivaizdžiai mute buvo, o tada perduodavo mergelės Marijos pareiškimus. Vat įdomu, ar iš anksto jos susigalvodavo, ar tiesiog spitballindavo, žinai. Tai man atrodo, Tipo, miksas, žinai, buvo. Kažką gal, žinai, susitardavo iš anksto su kolegom, o kai ką būdavo, kur, žinai, tipo on the spot, kur, Yeah. Improvizacija, nežinau, manom. važiuojam. Jo. Pasileidžiam plaukus. Laikui bėgant, naudojant šiuos, čia žinai, ką duoda? Čia duoda tos mūsų įrašinėjimus tavo Kauno bute, kur mes ant kažkokio dalyko užsikabinam ir klykiam 10 minučių ir Jo, nesugebam aš kaip važiuoti pirmi. toliau. Tam, va, taip, mums reikia kažkada sudėti juos į Patreoną, nes ten tiek buvo aukso. Bet tai jie visi yra, ne? Ai, tai yra minėjau actual epizodus, aš galvoju, kai mes planuodavom irgi ten bute ir užsižvengėm. Tai ir, ne, ir planuodavom, ne, šiaip tai gal yra iškirpta iš tikrųjų Patreonuose, yra, ne Patreonuose, serijose. Yra kažkurioje vienoje iš pirmų serijų, kur po galinių, pačioj pabaigoje esu palikęs, kur mes tiesiog žvengėm 10 minučių. Tai yra prakarpyta, man atrodo, šiaip. Okay. Čia kokios nors galėtų būti, nebent žinai, director cut, tipo, ne karpytos versijos ar whatever. Na, supratau. Eisiu klausyk, vienas pirmo epizodą šiandien. Kažkuriem tikrai yra, kur mes klykiam ten belenkiek. Okay. Ten jau turi būti, Nu, kur sėdėm ant pirmam aukštėm sofkutės, tai ten... Ai, tai jau ne pats pirmą. Okay. 5-6. Nes pirmi tai neturi video. Nu, pirmą du neturiu, jo. Trečias irgi Nu, neturi. žodžiu. Neturiu. Ai, nes ten tavo buvo pirmas, ne? Pirmas, kas tai Jo, nu, ten žodžiu, buvo, nesvarbu. kur su kamerai rašinėjom ir nežinom, kad tik 2 minučių rašė. Ai, jo. Gerai, grįžtam iš memory lane. Laikui bėgant, naudojant šiuos teatrinius pasirodymus, psichologinį bauginimą, sufabrikuotus stebuklus ir lėtą sveikinantį totalitarnės izoliacijos darbą, Verindė nustojo būti tik pranašė. Jos sekėjai patikėjo, kad ji yra tiesioginis, fizinis pačios mergelės Marijos įsikūnijimas. Net stovė ne kažkoks tai Zoomo skambutis, bet pati mergelė Marija. Fizinė gyvenimo struktūra kulto stovyklose buvo sukurta taip, kad sunaikintų individualią autonomiją ir sukurtų absoliučią priklausomybę nuo lyderių. 1993 metais kaip Veterė oficialiai įregistravo grupę kaip nevyriausybinę organizaciją, suteikdamas jai teisinį statusą ir institucinio normalumo regimybę. Iš pradžių judėjimas veikė iš asmeninės kaip Veterės dvaro, valdė kartu ir pradinę internatinę mokyklą ir kūrė administracinę infrastruktūrą tam, kad struktūriškai buvo gerai organizuota nusikalstama grupuotė, užmaskuota kaip religinė bendruomenė. Tačiau vidaus taktika buvo toli nuo normalios. Pirmiausiai, tai buvo tylos įžadai. Tai buvo vienas psichologiškai žalingiausių judėjimo taikytų kontrolės instrumentų, pagrįstas savaip elegantišku teologiniu argumentu. 9 įsakymas mokė jie draudžia liudyti netiesą. Vienintelis būdas būti visiškai tikram, kad nenusidėsi kalbėdamas, yra visiškai nekalbėti. Todėl nariams buvo griežtai nerekomenduojama bendrauti žodžiu daugumą dienų, o daugeliu dienų buvo griežtai reikalaujama visiškos tylos. Komunikacija vyko per primityvę rankų gestų sistemą.
Tai ką tai reiškia iš esmės? Kalba yra tai, kaip mes dalyjamės abejonėmis, kalba yra tai, kaip mes sakome šalia esančiam žmogui, kad aš nesu kažkuo tikras ir laukiame, ar jis jaučiasi taip pat. Kalba yra tai, kaip nepasitenkinimas tampa užkrečiamas. Sistemingai eliminuodami žodinį bendravimą, lyderiai ne tik įvedė tylą, jie chirurginiu būdu pašalino mechanizmą, kuriuo sekėjai galėjo atrasti, jog jų slaptoms abejonėms pritarė ir kiti. Kiekvienas narys sėdėjo vienas savo paties galvoje. Vienintelis autoritetingas, nenutrūkstamas balsas stovykloje priklausė Mverindei ir Kibveteriai. Tada buvo seksualinių santykių draudimas. Seksas buvo griežtai draudžiamas, ne tik nevedusiems nariams, bet ir teisėtai susituokusioms poroms. Tai nebuvo susiję tik su tyrumu, tai buvo skirta sunaikinti santuokinio ryšio intimumą, kuris atstovavo konkuruojančiam emocinės ištikimybės šaltiniui. Jei vyras ir žmona traukė vienas kitą, guodė vienas kitą, buvo ištikimi vienas kitam, toji ištikimybė kėlė grėsmę lyderių pretenzijoms į visišką tikinčiųjų širdžių kontrolę. Seksas buvo uždraustas, santuoka funkcinė prasme buvo anuliuota, visa emocinė energija buvo perorientuota į kultą. Tada toks neįprastesnis buvo muilo draudimas. Neįprasta taisyklė, atrodanti priešinga bet kokiai logikai, bet itin efektyvi. Ji paženklino narius kaip vizualiai ir neabejotinai besiskiriančius nuo išorinio pasaulio. Negali eiti į turgų, aplankyti šeimos ar sėdėti viešoje vietoje, kai aplinkiniams akivaizdus muilo nenaudojimo poveikis. Socialinis susvetimėjimas tapo fizinis, tapo neįmanoma tyliai grįžti į įprastą gyvenimą, nes tu buvai paženklintas. Ir pabaigai mitybos apribojimas. Pasninkas buvo reguliarus, nariams buvo leidžiama valgyti tik pirmadieniais ir penktadieniais, vieną kartą per dieną. Ilgalaikis kalorijų trūkumas sukelia fizinį silpnumą ir padidėjusi psichologinį imlumą įtaigai. Neatsitiktinai ekstremalus pasninkas yra daugelio griežtos kontrolės grupių bruožas. Išalkęs fiziškai nusilpęs žmogus turi kur kas mažiau jėgų priešintis autoritetui ar kritiškai vertinti savo situaciją. Bet čia užoskas pasninkas, 2 kartus per savaitę, vieną kartą eiti. Taip, literaliai 2 kartus ir tai yra net... Jo. Liepnas legendas kita vertus, žinai. Tas, tai tikrai. Lengviau sudegint po tada. Tai jo, ir tada, žinai, nedaug kas ten ir degė. Nes nebuvo kam degti realiai. Greitai. Stovykloje veikia griežta vizualinė hierarchija. Judėjimo vidinis ratas buvo vadinamas apaštalais. 12 asmenų, 6 vyrai ir 6 moteris. Eiliniai nariai buvo akimirksniu atpažįstami pagal uniformas. Naujokai vilkėjo juodai, standartiniai sekėjai žaliai, o vidinis ratas, tie apaštalai, vilkėjo žaliai ir baltai. Žalia, balta, hei. Žalgiri! Judėjimo žargonu tai reiškia, kad jie pasiruošę mirti arkoje. Ši frazė nebuvo metafora. 90-mečio viduryje Kibveterės atstumta šeima privertė jį ir judėjimą palikti jo privatų dvarą. Kredonija Mverindė, pasižyminti būdingu optimizmu, nedelsdama išsprendė šią problemą, pasiūlydama 48 akrų žemės sklypą, kurį ji turėjo Kanungu rajone, atokioje izoliuotoje pietvakarių Ugandos vietoje. Toli nuo miesto centrų, toli nuo vyriausybės priežiūros ir toli nuo bet kokias galėtų užduoti nepatogių klausimų apie tai, kas vyksta už tvoros. Stovyklai buvo duotas vardas Išajuriro Rija Marija, mergelės Marijos gelbėjimo vieta. Sekėjams ji buvo pristatoma kaip moderni Nojaus arka. Artėjo pasaulio pabaiga, tai buvo vienintelė geografinė vieta žemėje, kurioje teisėjai išgyvens artėjantį dieviškosios ugnies tvaną. Metafora buvo tiesmuka. Tu esi arba arkoje su Mverindė ir Kibveterė, arba lauke pasaulyje, kurį Dievas to jau pats sunaikins. Ir jei norėjai būti arkoje, turėjai susimokėti. Ekonominio išnaudojimo operacija Kanungu buvo sisteminga, visapusiška ir pražūtinga. Kiekvienas asmuo prisijungęs prie stovyklos ir persikėlęs į Kanungu privalėjo parduoti savo žemę, parduoti savo namus, parduoti visas turimą turtą, o gautas pajamas atiduoti lyderiams. Ne dalį, viską. Tai nebuvo pristatoma kaip finansinė operacija, tai buvo dvasinis paklustumo aktas.
Įrodymas, kad tikrai atsisakei prisirišimo prie korumpuoto materialaus pasaulio. Nu ir tai puikiai veikia. Rekrūtai atvyko iš visos Ugandos, iš Kampalos, iš Mbararos, iš Kabalės, išsilavinę profesionalai, kaimo valstiečiai, jauni žmonės, ką tik paveldėjo šeimos žemę. Jie pardavė viską, jie atidavė pinigus ir į Kanungo atvyko tuščiom kišenėm. Šios strategijos psichologinis genialumas, jei kažką tokio monstriško galima vadinti žodžiu, kuris šiek tiek, sakykime, žavus, slypėjo tame, kai pardavėjai savo namus ir žemę bei atidavėjai santupas, nebeturėjai kur grįžti, išėjimo nebuvo. Jei prabudęs vieną rytą nuspręstum, kad viskas šiandien taip ir norėtum išeiti, neturėtum namų, neturėtum pinigų išgyvenimui, buvai įkalintas ne spynomis ant durų, bet visiškų materialinių alternatyvų sunaikinimu. O stovykloje nariai dirbo, nemokama žemės ūkio darbas, auginant ananasus, bananus ir cukranendrę žemėje, kurios jie niekada negalės turėti. Jie išlaikė internatinę mokyklą, naudodami nemokamą savo pačių vaikų darbą. Sąlygos buvo pasibaisėtinos. 1998 metais Ugandos vyriausybė oficialiai įsikišo ir atšaukė mokyklos veiklos licenciją dėl akivaizdžių sveikatos normų pažeidimų, priverstinio vaikų darbo įrodymų ir nuolatinio pamokslavimo, kurį valdžia į sveikatą apibūdino kaip antikonstitucinę doktriną. Tai buvo įspėjimas, signalas, galimybė. Bet niekas toliau nesėmė jokių veiksmų ir kultas tęsiasi toliau. Na ir mes prieiname prie krizės, akimirkos, kai viskas pradėjo griūti. Visą 10-ojo dešimtmečio pabaigą judėjimas ruošiasi vienam konkrečiam katastrofiškam pažadui. Artėja apokalipsė. Ne kažkada, bet konkrečiai ir neabejotinai. 1999 m. gruodžio 31 diena. Tūkstantmečio pabaiga. Akimirka, kai Dievas užverš žmonijai nuodėmingumo knygą, sunaikins dabartinę žemę ir atvers naująjį pasaulį teisėjam. Čia tas... Jo. Tai Simpsonų, kur būna. Jo. Yeah. Ruošdamiesi šiai datai, visi judėjimo nariai išgyveno tai, ką galima apibūdinti kaip organizuotą kolektyvinį savęs sunaikinimą. Per 99-uosius jie smarkiai sugriežtino savo ir taip ekstremalų pasninką bei asketizmo praktikas. Jie pardavė paskutinius dar turėtus daiktus už grašius, nebuvo prasmės prašyti tikrosios vertės už tai, kas po kelių mėnesių nustos egzistuoti. Jie visiškai nustojo sodinti pasėlius stovyklos žemėje, grąžino likusias skolas ir atsisveikino taip, kaip jiems leido ribotos bendravimo galimybės. Psichologinis spaudimas Kanungų stovykloje paskutiniais 1990 metų mėnesiais turbūt buvo milžiniškas. Kiekvienas narys buvo paruoštas tikėti, kad gruodžio 31 yra jų visų egzistavimo kulminacija, data, į kurią buvo nukreipta visų jų auka, kančiaus ir paklusnumas. Įtampa pasiekė aukščiausią tašką. Na ir tada išaušo 2000 sausio 1. Pasaulis nesibaigė, jokios ugnies iš dangaus, jokios mergelės Marijos transporto į naują žemę, jokio dieviško patvirtinimo, kad viskas, ką jie paukojo ir paliko, turėjo prasmę. Naujo 2001 dieną saulė virš Kanungų patekėjo lygiai taip pat kaip visada, vištos kėlė įprastą triukšmą, pasaulis atrodytų vis dar buvo čia toks pat. Smūgio banga nuvilnijusi per stovyklą buvo sunkiai pakeliama psichologiškai. Nepasitvirtinusi pranašystė griežtos kontrolės grupėje nesukelia vien nusivylimo, jis sukelia kognityvinį disonansą tokiu mastu, kuris grasina visai tikėjimo ir tapatybės architektūrai. Šie sekėjai visą savo vidinį pasaulį pastatė ant konkretaus pažado, jie apibrėžė save, savo teisumą, išgyvenimą, ypatingumą Dievo akise pagal įvykį, kuris dabar neįvyko, krizė buvo egzistencinė, o tada tapo ir ekonominė. Nariai, kurie pardavė savo žemę bei namus ir atidavė pinigus kaip veteriai bei verindai, pradėjo suvokti pilną to, ko jie padarė mastą. Pinigų neliko, žemės neliko, jie neturėjo nieko. Jie atsidūrė tokioje Kanungų stovykloje be resursų, be maisto atsargų ir be ateities užkulto, kuris ką tik pamelavo jiems apie pasaulio pabaigą ribų. Kilęs pyktis buvo vulkaniškas. 17-metis išgyvenęs narys
Peteris Ahimbisibve vėliau aprašė, kas vyko dienomis ir savaitėmis po žlugusios pranašystės. Nariai pradėjo konfrontuoti su lyderiais, po vieną, stabdydami apaštalus ir kunigus, reikalaudami atsakymų, reikalaudami grąžinti pinigus ir turtą. Konfrontacijos baigdavosi rezultatu, kurį Ahimbisibve apibūdino sustingdančiu paprastumu. Žmonės, kurie pardavė savo turtą, ateidavo klausti vienas po kito, kas tik ateidavo klausti, tas dingdavo, neišeidavo, nepabėgdavo, dingdavo. Egzekucijos prasidėjo beveik iškart po sausio 1-osios, tyliai, sistemingai tamsoje. Lyderiai susidūrė su grinai pragmatiška problema, kurią sprendė remdamiesi vien nusikalstamą logiką. Gražinti nusisavintą turtą buvo neįmanoma, jis buvo išleistas, išsklaidytas, įtrauktas į finansinę struktūrą, kurioje nebuvo jokios atskaitomybės. Viešai pripažinus žlugusią pranašystę ir atsistatydinus, jie iš karto susidurtų su baudžiamuoju persekiojimu už masinį sukčiavimą. Šimtai žmonių atidavė visą savo turtą už pažadus, kurie nepasitvirtino. Panašu, kad jie apskaičiavo turintis tik vieną išeitį. Nepatenkintieji turėjo būti pašalinti. Visi. O po to turėjo būti pašalinti ir likę nuolankus nariai. Tie, kuriuos dar rišo tikėjimas, psichologinė priklausomybė ir alternatyvų nebuvimas. Visi, kas žinojo, kas vyko kanungų, turėjo mirti ir pati pagrindinė būstinė su visais įrodymais turėjo būti sunaikinta. Bet jiems reikėjo laiko tyliai įvykdyti valymą, laiko sutvarkyti logistiką. Todėl pasitelkę neįtikėtiną įžūlumą, lyderiai pranešė likusiems tikintiesiems, kad mergelė Marija suteikė trumpą, gailestingą atidėjimą. Apokalipsė nežlugo, ji buvo tik atidėta dieviškos malonės dėka, kad būtų galima surinkti paskutinius bandos likučius. Naujoji data buvo 2000 kovo 17. Pasižymėkite kalendoriuje, atvykite į kanungų, Dievas laukia. Kol jų sekėjai, čia beveik ant 26 metinių nuo apokalipsės išeis epizodas, kol jų sekėjai su atnaujintų desperatišku užsidegimu ruošiasi peržiūrėtai pasaulio pabaigai, Verindėki, Veterė ir Kataribabo vykdė sistemingas tylias šimtų žmonių skerdynės keliose nuosavybėse visoje pietvakarių Ugandoje. Radiniai, kuriuos turėjo aptiks per savaitės po kanungų gaisro, yra vienas kraupiausių teismo medicinos peizažų šiuolaikinėje kriminalinėje istorijoje, bet prie to dar grįšime. Pirmiausiai buvo 17-asis rytas. Likus kelioms dienoms iki atidėtos apokalipsės datos, lyderiai surengė tai, ką galima apibūdinti kaip makabrišką atsisveikinimo vakarėlį. Jie nupirko 70 dėžių gaiviųjų gėrimų, tai buvo beprecedentis dosnumo gestas grupiai, kuri metus praleido laikydamas ekstremalios askezės. Jie nurodė visiems sekėjams iš regiono palidovinių stovyklų susirinkti centrinėje kanungų būstinėje paskutinėms džiaugsmingoms maldoms. Šią dieną mergelė Marija ateis jų pasiimti, jie kartu iškeliaus į dangų. Atvyko šimtai žmonių, iš apylinkių jie ėjo pėsčiomis ar važiavo bet kokiu transportu, jie vilkėjo savo spalvinės uniformas, žalias eiliniam, žalias ir baltas vidiniam ratui. Jie buvo suvesti į pagrindinį stovyklos bažnyčios pastatą, purvo ir betono konstrukcija su mediniu stogu ir medinėmis durimis. Jie dainavo, jie meldėsi, atmosfera pasak tų nedaugelio, kurie tai matė iš tolo ir išgyveno, buvo beveik ekstatinio laukimo. O tada durys buvo užkaltos iš lauko pusės, langai buvo užkalti lentomis, milžiniškas kiekis benzino ir galbūt cheminių greitiklių susijusių su napalmu, kurie buvo kaupiami kelias pastarąsias dienas, buvo išlieti ant susirinkusiųjų ir ant medinių pastato dalių. Bažnyčia buvo padegta. Ugnis plito katastrofišku greičiu ir intensyvumu. Pastatas buvo visiškai prarytas. Pirminiai skaičiavimai žuvo apie 330 žmonių. Vėliau teismo medicinos ekspertai šį skaičių padino iki 530 žmonių, o kai kurie vertinimai siekia dar daugiau. Dėl stipriai apanglėjusių ir susimaišiusių kūnų tikslumas buvo neįmanomas. Tarp žuvusiųjų toje bažnyčioje buvo 10 vaikų, maži kūnai, vaikai atvežti į stovyklą tėvų tikėjusių, kad jie keliauja į dangų, o vietoje to sudegė gyvi užrakintame pastate.
Ugandos policija, vadovaudamasi pradinę masinę savižudybės prielaidą, paskubėjo išvalyti vietą, buvo atvežti vietiniai kaliniai su kastuvais, likę pastato griuvėsiai buvo nustumti į tranšėją buldozeriais. Griuvėsiai, pelenai ir mirusieji buvo užkasti kartu. Teismo medicinos įrodymai galėjo nustatyti tikslų aukų skaičių ir gaisro mechanizmą, buvo sunaikinti nespėjus atlikti išsamios nusikaltimo vietos analizės. Šis sprendimas, galbūt geranoriškas visuomenės sveikatos požiūrių, o gal ir kažkas daugiau, persekios tyrėjus ilgus metus. Praėjus 4 dienoms po gaisro, policija pradėjo tirti kitas judėjimui priklausančias nuosavybės. Tai, ką jie rado, galutinai sugriovė bet kokią savanoriškos masinės savižudybės teoriją. Pats Kanangų kompleksas tapo tik pradžia. Tyrėjai rado kūnus išvietėse, nesudegusius, o uždarytus išviečių duobėse, paženklintus sunkiais cheminiais nudegimais, tokiais, kurie atsiranda tiesiai ant kūno užpylus automobilio akumuliatorių rūgštį. Vienoje išvietėje rasti 6 kūnai. Vietiniai gyventojai matė, kaip tėvas Dominikas Kataribabo kelios dienos prieš gaisrą pirko 2 didelius kanistrus šios rūgšties. Tyrėjai padarė išvadą, kad ėsdanti medžiaga buvo skirta kūnams tirpdyti, siekiant paslėpti žmogžudysčių įrodymus. Bet tai tebuvo tik pradžia. Tranzitinėje stovykloje Bahungėje tyrėjai iškasė po pastatų grindimis 153 kūnus, supjaustyti, sukapoti mečetėmis, pasmaukti ir ši detalė ypač svarbi, naudojant bananų pluošto virves. Tai nebuvo savižudybė, tai buvo žmonės, kurie buvo žudomi rankomis po vieną. 59 iš šių 153 kūnų priklausė vaikams. Aha. Paties tėvo Dominiko Kataribabo asmeninėme dvare Rugazija po grindimis tyrėjai rado dar 155 kūnus. Šios aukos buvo nunuodytos, subarytos ir pasmauktos. 155 žmonės po kunigo namu. Josefai Nimarindai priklausančioje fermoje dar 81 kūnas nužudyti bukų ginklu ir pasmaukti. Kūnų irimo lygis skirtingose vietose skyrėsi ir tai buvo bene labiausiai demaskuojantis įrodymas, nes jis atskleidė laiko juostą. Ne visi kūnai masinėse kapavietėse buvo šviežus, kai kurie buvo mirę kelias savaitės. Žudymai prasidėjo beveik iš karto po nepasitvirtinusios gruodžio 31 pranašystės. Kiekvienas pareikalavęs grąžinti pinigus pradingdavo. Savaitėmis lyderiai metodiškai naikino liudytojus. Bažnyčios gaisras kovo 17 nebuvo spontaniškas religinės beprotybės aktas, tai buvo paskutinis nuslėpimo etapas. Būdas sunaikinti paskutinius fizinius įrodymus ir pašalinti likusius liudytojus per vieną įspūdingą įvykį, kurį pasaulis palaikytų savižudybę. Bendras aukų skaičius visose vietose siekė nuo 778 iki 924 žmonių, priklausomai nuo skaičiavimo metodikos. Policija vietinė apsistojo ties 924 aukų skaičiumi. Tai beveik 1000 žmonių. Ir tada kilo klausimas, į kurį Ugandos vyriausybė, Interpolas ir kriminologai visame pasaulyje bandė atsakyti daugelį metų. Kur dingo lyderiai? Iš pradžių valdžia manė, kad jie žuvo gaisre. Bažnyčios griuvėsiuose buvo rastas apanglėjęs kūnas su tuo, kas atrodė kaip tėvo Kataribabo kunigiška apykaklė, nuo karščio įsilydžiusi į kūną. Tai atrodė kaip įrodymas, tačiau jis galėjo būti pakištas. Paaiškėjus visam suplanuotų žmogžudysčių mastui, policija pakeitė savo prielaidas apie lyderių likimą. Liudytojai pranešė, kad matė Kibveterę ir Mverindę paliekančius stovyklą su daiktais kovo 17 rytą, tyliai prieš padegant bažnyčią su lagaminais. 2000 balandį Ugandos vyriausybė išdavė tarptautinius arešto orderius 6 pagrindiniams judėjimo lyderiams, apkaltindama kiekvieną iš jų pagal 10 žmogžudystės punktų. Tai buvo simboliniai kaltinimai už skerdynės, kurios nusinešė beveik 1000 gyvybių. Įstraukė Interpolą, žmonių paieškos vyko visoje Ugandoje ir regione. Po 14 metų 2014-aisiais Ugandos policija paskelbė gavusi nepatvirtintos žvalgybinės informacijos, leidžiančios manyti, kad Josefas Kibveteris slapstosi kaimyninėme Malavyje.
Iki pat šios dienos nei vienas iš pagrindinių Kanungų skerdynių architektų nebuvo surastas, nei vienas nebuvo teisiamas, nei vienas nesusilaukė jokių teisinių pasiekmių už beveik 1000 žmonių nužudymą. Kem 8 akrų žemės sklypas Kanungų galiausiai buvo konfiskuotas valstybės ir paverstas komercinę arbatos plantaciją. Bažnyčios, kurioje sudegė 530 žmonių, nebeliko, dabar ten žaliuoja arbata. Skanaus, jeigu geria šiuo metu arbatą iš Ugandos. Akademinės diskusijos apie tai, kas tiksliai įvyko Kanungų, tęsiasi. Antropologas R. Vokesas 2009 metais iššūkį masinės žmogžudystės konsensusui metė pasiūlydamas alternatyvę teoriją. Esą daugelis kūnų masinėse kapavietėse buvo ne žmogžudystės aukos, o 1998 metais regioną sukrėtusio maliarijos protrūkio aukos. Žmonės mirė nuo negydomų ligų, nes kultas draudė tradicinę mediciną, o jų kūnai buvo slapta užkasti lyderių siekiant išvengti vyriausybės tyrimų. Čia gali būti tiesos, Kanungų masinėse kapavietėse be abejonės yra įvairių mirčių aukų, nuo ligų ir bado iki tikslingo fizinio smurto. Tačiau įrodymai, tokie kaip bananų pluošto virvės ant smaugiamųjų kaklų, mečečių pjūviai, durtinės žaizdos, akumuliatorių rūgštis išvietėse, užkalti langai ir duris iš lauko, niekaip netelpa į epidemiologinį naratyvą. Kai kurie iš šių žmonių buvo nužudyti ir tai yra šimtai, o tie, kurie juos nužudė, tiesiog nuėjo savais keliais. Artimiausios politinės pasiekmes buvo skaudžios ir nuspėjamai neproduktyvios. Prezidento Musevenio vyriausybė susigėdusi dėl to, kad gerai finansuojamas kultas galėjo išžudyti beveik 1000 piliečių be jokios policijos intervencijos, įvedė griežtas priemonės, siekdamas perimti religinio kraštovaizdžio kontrolę. Buvo laikinai uždrausta registruoti naujas religinės organizacijas, uždraustos naktinės pamaldos. Tada aparatas atsigręžė į išorę. Vėlesniais metais Ugandos žmogaus teisų komisija ir JAV valstybės departamentas dokumentavo tendenciją, kaip vyriausybė naudojo Kanungų prisiminimus pateisindama savavališką teisėtų religinių mažumų grupių persekiojimą ir sulaikymą. Vietos valdžia mažumų krikščionių sektas krikštijo kultais ir taip teisino neteisėtus areštus bei turto konfiskavimą. Skerdynių trauma autoritariniuose kontekstuose virto valstybės galios plėtros pateisinimu. Kanungų vėlės buvo įdarbintos. Tai, kas įvyko pietvakarių Ugandoje 2000 metų kovą, siunčia paprastą pamoką. Tai nėra pamoka vien apie religinį tikėjimą ar apie Afrikos skurdą, AIDS ar politinį smurtą, nors visa tai sukūrė sąlygas šiam kultui klestėti. Pamoka yra senesnė ir universalesnė. Kai vienam žmogui suteikiama absoliuti valdžia kontroliuoti kitų žmonių fizinę aplinką, fizinius išteklius, informacijos srautą ir vidinį gyvenimą, ir kai nėra jokios atskaitomybės mechanizmo ar išeities, tuomet vienintelis stabdys tampa to žmogaus sąžinė. Verindė ir Kipveterė turėjo pasirinkimą. Jie galėjo prisipažinti, jie galėjo pasiduoti, pasakyti tiesą ir prisimti atsakomybę. Užuot tai padarę, jie pradėjo žudyti ir jie žudė. Ir žudė kelias savaitės, kol kūnai kaupėsi po grindimis ir tirpo išvietėse. Ir tada jie padegė pilną vaikų bažnyčią ir išėjo. Ir jie eina iki šiol, kažkur pasaulyje, jei tikėsime 2014 metų žvalgybos duomenimis, Josefas Kipveterė vis dar gyvas, Kredonijam Verindė, moteris įtikinusi 1000 žmonių, kad ji yra mergelė Marija ir kad pasaulis baigėsi, dingo be pėdsakų. Virš komplekso Kanungų žaliuoja arbatos krūmai, masinės kapavietės tyli jau daugiau nei 25 metus. Tačiau vėlės nenuremsta, nes Ugandoje ir tose vietose, kur vis dar gyvena kulto išgyvenusieji, niekada nebuvo jokio teisingumo, liko tik tyla. O tyla, kaip puikiai žinojo pati programuotoja, yra vienas galingiausių kada nors išrastų kontrolės įrankių. Ačiū. Myliu, kad perėmė į tą dramatišką uždarimą. Tiesiog čia naujas mūsų. Jo, reikia. Labai patiko šitas teatrališkas. Labai, žinai, gerai pasirodė. Tikrai jau gal ir tu turėsi gremiuką kokį, ar Oskariuką. Nu tai, žinai, susitiksim, turėsiu masterclassą iš tavęs, nes dar trūksta vis tiek. Ir ne, tai jeigu to tu tikrai neturėsi kaip aš, bet...
Ne, tai aš nesitikiu tokio, kaip tu turėt, bet aš noriu geriau turėti, negu dabar yra, žinai. Na, tai jo. Ačiū, žiauriai įdomu buvo. Niekada gyvenime nebuvau girdėjęs apie šitą kultą, tai tikrai labai labai gerai susiklausė, labai įdomiai. Turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas yra, tai tam Jozefui dabar yra virš 100 metų. Tai 2014 jam buvo 90, nes tokiais kažkelintais ten gimęs. Ar trim kažkelintais? Trim, man atrodo, kažkelintais. Ai, trim, nu tai tada dar biškai judam. Tai labai tikėtina, kad, žinai, jie jau nėra labai gyvi. Jo, 36 metais, jam dabar 90. Ai, nu tai 9. Okay. Jo, nu tai tikėtina, žinai, kad jis nėra labai gyvas, bet jo. Jo. O Merindė tai 52 gimė, tai dar gali būti apygyvė. Dar gali spardytis, jo. Viską paprašau. Gerai, pirmas klausimas, kurį prisimenu. Tai gerai, tai jie negalėjo užsiminėti seksu, tai šito kulto esmė buvo visą laiką, kad jisai bus tipo limituoto periodo, nes nebus vaikų gimimų. Ir tada tokiu atveju, kam reikėjo mokyklos, jeigu ten kiek tų vaikų bebuvo vis tiek, nu. Tai mokykla irgi tada turėjo būti limituoto laiko, kad jinai užsidarys, kai jie visi užaugs, ne? Jo. Nes nauji nariai negimė. Tai bet viskas ir buvo limituota iki 1000-mečio, žinai. Ai, nu aš galvoju, čia vėliau sugalvoja, kad... Ne, tai iš dalies ir taip ir ne. Vaikai buvo, nes atėjo su šeimomis. Nu, tai faktas, kad su tais vaikais reikėjo kažką daryti, žinai. Tai reikėjo mokyklos ir ta mokykla buvo. Kitas dalykas, manau, kad neišvengiamai vis tiek vaikų atsirasdavo. Nu, žinai, mergelės Marijos apsireiškimas ar kažkas. Jo, tiksliai. Vienaip ar kitaip, aš manau, kad vaikų atsirasdavo, taip turbūt nedaug, bet viens kitas, manau, kad vis tiek kažkaip, žinai, išlysdavo tenai. Jinai naktį nueidavo, žinai, sužuokė pas kokią porą ir sakydavo, man mergelė Marija pasakė, kad jeigu ten, žinai, tą kažkaip ten, jeigu tu patrinsi kažką, tu šalia gulėsi ir tada ten kažkas, tai bus nekaltas paslėjimas. Kitas dalykas, jeigu jie norėjo suinscenizuoti savižudybę, tai ar jie nepagalvojo, kad užkalti langus ir duris iš išorės nėra labai tikslinga? Ir yra gana akivaizdu, kad tai nėra savižudybė. Jie galbūt tikėjosi, kad, žinai, viskas sudegs taip, kad nebus aišku, kur užkalta, ar kad iš vis užkalta. Nu, true, okay. Ir paskutinis dalykas... Jo, nu, logiška. Bet už egzekuciją planą duodu 1 iš 10. Mes tai būtumėm kitaip darę. Grunai. Paskutinis dalykas. Pamiršau. Ai, nu tai gerai, tai aš suprantu, kodėl tam žudė tuos, kurie turėjo klausimų ir norėjo savo pinigų. Ir turbūt suprantu, kodėl likusius nužudė, bet paaiškink man išsamiau, kodėl jiem reikėjo nužudyti visus savo sekėjus, kurie nekėlė klausimų. Nes jie žinojo, kad jie negali deliverinti tos pranašystės ir pasibaigs kovo 17 ir tada daugiau žmonių atkris ir tada jie sakys vėl atidėjo ir tada dar daugiau žmonių atkris. Kokia buvo vizija? Kodėl jiem reikėjo nužudyti visus tos 100 žmonių? Tai jo, tai čia prasileido baisiai ant bazaro, žinai, ir pasakė tą 99 gruodžio 31. Ir kai jinai neįvyko, tai tada žmonės, žinai, normalu norėjo atgauti tada pinigus ir tipo sakyti, nu tai gerai, čia pačilinom, pavaibinom, aš tipo grįžti į savo gyvenimą. Bet lyderiai negalėjo leisti žmonėms grįžti į gyvenimą, nes jie būtų papasakoję, kas vyko čia, o čia vyko daug teisinių machinacijų. Ir ten, žinai, ir smurtas turbūt, ir ten su vaikais nepriežiūra, ir ten, daug, sakykime, dalykų, dėl ko lyderiai tikrai nebūtų apkabinti policijos, ten vyriausybės ar kažko. Tai tiesiog lyderiai sako, jeigu mes visus nužudysim, tai tada, tipo, žinai, nėra kas nueis ir papasakos kažkam. Ja. Tai čia realiai buvo tiesiog būdas užtildyti. Ne kad protingas ar kažką, bet... Tai tu man nori pasakyti, kad ta moteris ir tie kiti dučiuvai su jie, kad jie tikrai nuoširdžiai tikėjo, kad pasaulis baigsis 99 gruodžio 31? Nes kitu atveju tai buvo premedituota žmogžudystė, nes jie būtų žinoję, kad nepaės. 99
99 visam pasauliu buvo tokie, kur daug kas tikėjo, kad pasaulis baigsis. Tai viena iš didesnių pasaulio pabaigų buvo. Nežinau, negaliu atsakyti, ar jinai tikrai nuoširdžiai tikėjo, gal nebūtinai, gal, sakykime, gal nebuvo iki galo apgalvoję savo išėjimo kelių, žinai, ir kad... Exit strategy. Jo, gal tiesiog neturėjo, žinai, strateginio susirinkimo ir neįsprendė. Jo, neįsprendė šito lentos susitikime šito klausimo. Ir tada toks buvo, žinai, kad, nu va, reikia kažką daryti, reikia kažkaip greitai atsikratyti keliais šimtai žmonių, žinai. Toks brainstorminimo sesiją padarė ir taip nu tai davai sudeginam, žinai. Kažką ten pakapojam, kažką sudeginam. Okay, cool. Nu tai žinau, gal viskas, bet iš tikrųjų žiauriai patiko, labai įdomus buvo epizodas. Patiko, kad nukeliavom į šalį, kur tikrai nesam buvę ir turbūt gana retai būsim. Turbūt, jo. Nors aš taugi rašiau neįprastai, apie ką bus epizodas, nes dažniausiai mes viens kitą stebinam, bet mes arba esam mes arba Patreon'e kažką esam kalbėję, arba mes kažką atrodo, kad esam kalbėję susijusio su šitu ar panašiu dalyku. Tai burbuliukuose aš pasakoju apie kitus kultus, bet ne Ugandai. O Ugandai, man atrodo. Okay. Jo. Nu tai va, tai man gal šitas, žinai, buvo atėjęs, kur tipo, plemba, galvoju, gal čia Rugilė kažką norėjo daryti, bet šiaip skamba žiauriai įdomu, tiek daug aukų, žinai. Nu turbūt masiškiausias aukų skaičiumi epizodas iš mūsų. Jo. Nu neatsimenu, kitų visų ten buvo, tų gal masiškesnių, bet turbūt šitas yra masiškiausias aukų skaičiumi, tai va, tai labai, labai įdomu buvo ir skaityti, kas keista, tai kad nėra jokių dokumentikų. Nu, I guess nelabai yra medžiagos, žinai, iš ko tą dokumentiką daryti, nebent ten jau tik tai... Nu, tai yra išgyvenusi, kaip supratau. Yra jo, bet kažkaip yra podcastų visokių užsienietiškų, BBC ten straipsnis, this and that, bet, nu, straipsnių tikrai yra, bet nebuvo ką žiūrėti. Tai mūsų prodiuseriniai įmoniai bus projektėlis. Kartu su tais kitais trim, kur jau rašom skriptus filmo. Tik trim? Tikrai daugiau turi būti. Nu, jau kur nuoširdžiai sakėm, kur jau pasižadėjom, tai 3 yra. Neatsimenu, yra apie haistą tavo. Tada, man atrodo, yra apie kažkurį tai iš apsėstų ten tų namų ar kažko. Trečią, neatsimenu, bet tikrai buvo 3, kur sakėm jo. Bet dar, man atrodo, įtraukti reikėtų prieš tų lietuvišką išdavikų versiją. Tai jo, taip, aš labai... Kas čia kažkas ar jie šaukia katę, ar jie bučiuojasi su kažkuo labai nevykusiai, nes viskas, ką jie žiūrė. Kaip garsiai, bet aš nu žodžiu, sorry. Labai distrakcina, išblaškė, atsiprašau. Lietuva, kalbėkime lietuviškai. Lietuva kur? Ar Lietuva su mumis Marija? Nu tai gerai, neturiu daugiau ką pasakyti, tik tai, kad daugiau tokių epizodų. Tai su šitu smooth perėjimu su šitu glotniu perėjimu pereikime į mūsų padėkų pageidavimų skelbimų skiltį. Skelbimų. Baltas vienišas vyras, 34 metų ieško sugyventinės. Iki 25 metų pageidavimą iš Vievio arba Kalabybiškio. 90-60-90. Negeria, nerūko, neturi kitų žalingų įpročių. Vienintelis žalingas įprotis priimamas yra juodosios taros heroinas. Mėgsta seksą, gaminti, valgyti ir dirbti. Jo. Čia skelbimas. Čia skelbimas buvo, tai susisiekite numeriu, jeigu jums įdomu. Čia pačiu. Bėginti eilutę.
V plus V 8646. Lama, tie skelbimai yra tiek juokinga, aš dabar prisiminiau, reikės įsijungti vėl, kada pažiūrėti. Yeah. Tai, Sorry. Hijackinau tavo pabaigėlę. aš nežinau ką. Tai ačiū, kad klausėjai, ačiū jums, kad klausėt, ačiū, tikiuosi dieviškai apvaizai, kad šitą epizodą nieks nėra blurt arba ten kažkas blogai su garsu. O jeigu yra, tai kitam epizodė jau galbūt nebebus, arba tai sumažė šansai, nes mažiau bus šaltinių kamerų. Tai, Yeah. tai Tai tuo tarpu ačiū mūsų ištikimiesiams rėmėjams. Evelinai. 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 Kamilai. Aušrai. Beatričei. Ir Karolis iš redagavimo stadijos prideda dar ir Reinaldą. Ačiū, Reinaldai. Ir mūsų naujausiam rėmėjui Mariui. Ponai Mariui. Ponai nori. Ponai Mariui. Tai Čia žinai, kai yra daktaras ar ten seras, tai čia yra tiesiog ponas. Jo. Marius. taip. Visą laiką p.marius. Ačiū Valdui, kad visą laiką pakomentuoja kažką juokingai. Fine. Taip. Ir Reinaldui, nes daug komentuoja. Taip, ir visiems, kurie išklausėte iki šitos vietos, kažką pakomentuokit, painteraktinkit, patiktukinkit, kažką įvertinkit. Jeigu klausot Spotify arba šitam Apple podcast, įvertinkit mūsų podcastą ar epizodą, ten galima palikti vertimą, tai tada ten daugiau žmonių matės ir žodžiu. Žodžiu, mums reikia grįžtamojo ryšio, račia, kad pasikalbėkit su mumis, nes mes taip pasėdam čia ir kalbam su jums, ne? Tai būtų faina, kad ir jūs su mum pakalbėtume. Ne. Jo. Tai va, tai žodžiu, tai apie ką kitas epizodas bus, kaip galvojam? Ai, tiksliai, o kokios temos tau reikia? Tai nežinau. Vėl? Tai pašėls visą Tai ateivių norėjai daryti gerbėjai. tikrojo nusikaltimo. Ne, tai aš noriu, bet aš taip pat žinau, kad gerbėjai pašėls. Nesgi visi ten ateivių nori, simulacijos teorijų nori ir ko dar. Žinai. Tai manau, kad šį kartą padarysim pertraukėlę, tikrai nusikaltimą nedarysim, bet po to sugrįšiu po 3 savaičių. Su tokia, kur va tave vėl nukarūnuosiu su įspėjimais. Okay. Domina. Tai gal savaitę kažką, žinai, kokią konspiraciją, gal kokią, žinai, ateivę. Tai tavo epizodas bus jisai vyksta Alpių kalnuose, persneigia per kelias šalis, realiai, kaip žinai, ten Alpės yra skirtingos, tai ten persneigia per kelias šalis, bet, žodžiu, neišvengiamai vis tiek, kaip tavo epizodas būtų, yra tikrojo nusikaltimo toks kaip ir kabliukas, ar ne, nes atsiranda kūnai tiesiog. Ir tų kūnų tiesiog atsiranda skirtingose vietose. Ir kas yra keista, kad visi kūnai turi tokį, sakykime, šiek tiek neįprastą dalyką, jie per realiai visą kūną turi tokias nagų didelės žymės. Bet nagų tos žymės ir, sakykime, dydis ir forma ir visa kita realiai atitiktų iguanų nagų žymės, tik kad čia yra daug didesnis. Jo. Ir čia vėlgi susijęs su šitu, bet biškį praskipinant ir neišspoilinant tavo visos istorijos, žmonės Alpėse ten slidėdami pradėjo pastebėti keistas šviesas ir, sakykime, keistus judesius šviesų. Kaip visą tai susijungs į epizodą, sužinosit, jei įsijungsit kitą epizodą. Jo, ir dar vieną užuominą, tai bent dalis istorijos yra susijusi su Marku Zuckerbergu. Zuckerbergeriu. Zuckerbergeriu, Aspergeriu. Aspergeriu, tai. Asperger. Kodėl aš su laiką turiu būtinai taip pasakyti? Kodėl man 12 metų? Žodžiu. Nežinau, aš, ta prasme, Kaune,
kur yra ta krantinė, žinai, tipo, nu, toks prie Nemuno tas toks dalykas, tipo. Tai tiesiog, kadangi yra daug sniego, tai yra belenkokio ilgio bibijas. Ar aš kaip 12-metis irgi fotkinau ir filmavau tą bibį, blet? Galėsiu įdėti čia nuotrauką, jeigu neištirsiu tas vietos, tai čia įdėsiu tą nuotrauką arba video. Ikoniškas elgesys. Ne, mane tais pietų parkas sugadino, nes jie ten kėlė tą, žinai, į galvą, kad Asperger. Nu, žodžiu. Millennialsai. Tai ačiū mūsų intelektams, ačiū jums ir ką žinau, iki kito karto. Ir iki sekančio, bye! Cheers.